aš pasirinkau būtent šitą programą kaip pirmąją, nes man jos programa pasirodė gan įdomi. Įdomi tuo, kad čia susirinko tiksliau žmonės, tie, kurie taipogi dirba su žmogiškais ištekliais, tai yra su personalu, turintis savo patirtį, žinias, kur mes tikrai labai plačiai vieni su kitais ir diskutuojam ir kalbam, kaip minėjau, nuo 9 ryto iki 9 vakaro ar net ilgiau. Diskutuojam tais klausimais, savais patarimais dalyjamės, įvairių situacijų analizų, tai yra realių situacijų analizė, kas yra labai gerai. Ne tai, kas galbūt būna pateikta viename ir kitame vadovėlyje, ar ne kaip kažkur galbūt galėjo būti, bet tai yra realūs pavyzdžiai, pristatomi su visom detalėm ir kad, to aiškumo įneša. Labai buvo netgi naudinga, kas buvo per praeitą sesijos suvažiavimą, tai yra teisiniai dalykai praktikoje, kuomet Jūratė pristatė labai naudingos ir įdomios informacijos. Mums tai buvo, tiesiog stebint visą grupę, tai buvo matėsi labai naudinga visiems. Tai ir tie tokie praktiniai daugiau užsiėmimai, tai yra labai, įdomus. Ne tik įdomus, bet ir naudingi. Tas mokymasis vieni iš kitų, tai yra labai gerai. Taip, viskas per patirtį. Tas skaitimas, taip, tu gali perskaityti galbūt ne vieną ir ne du vadovėlius ir tikrai nemanau, kad čia yra jų neskaičiusių, bet tas, kuomet tu pasidalyji savo praktiką, tai yra truputėlį vėl taip, mokymais vieni iš kitų. Iš esmės, tai žmogiškosios išteklius gal pasirinkau dėl to, kad bendrai norėjau pradėti studijuoti ir kai žiūrėjau visas tas programas, ši programa man buvo artimiausia ir gal netgi dėl to, kad vadovauju metai ir aišku, pati vadovė patapau be patirties, vaidinkime tie lūkesčiai ar tie, tai kaip iš esmės darbdavys įvertino, tarkime, mano darbą, metų darbą, jis tai buvo tikrai labai geras ir aš kaip gal ir Saulius Maldydis sakė, mes padarom, o po to kažkas parašo knygą ir pasako, kad jūs vadovaujate tokia ir tokia metodologija. Tai tarkime, įstojus čia, aš klausausi ir aš pasitvirtinu tai, kad iš esmės tos vertybės ar tie principai, kuriais aš vadovaujuosi darbe, iš tikrųjų atitinka ir tą teoriją ir man yra vienas dalykas, tai labai džiugu. Kitas dalykas, po praeitą savaitgalį, kada mes turėjome, tiksliau, po praeitų paskaitų, tą pirmą kartą 4 dienų, aš važiavau namo ir pas mane tiek buvo daug minčių, kad aš iš esmės paskambinau savo mamai, kad jinai daugiau apie buitį man papasakotų, kad aš galėčiau, iš tikrųjų pailsėti, nes aš grįžau į darbą pilna kupina tiek daug žinių ir tų žinių, kurias aš praktiškai galėčiau panaudoti. Tai visi sėdėjo, žiūrėjo mane, sako, kas nutiko? Sakau, žinokit, tikrai turiu labai daug gerų idėjų, labai daug gerų minčių ir jomis tikrai, jau kai kurias mes pradėjome jas įgyvendinti. Tie skaitovai, kurie buvo atvykę, prieš tuos 2 savaitgalius tikrai yra labai verti dėmesio ir užkabina labai įdomius klausimus, labai naujai parodo tam tikrus dalykus ir kas įdomiausia, kad jie nekalba teoriškai. Jie kalba apie tai, kaip visa tai smelkėsi jų organizacijas. Nuo ko jie pradėjo, kur jiem nesisekė, kur jie manė, kad tai bus reikalinga, o atrodė visiškai kitaip ir tikrai kalbam apie tai labai atvirai. Praktikų pasidalinimas žiniomis, jisai iš tiesų labai padeda susidėlioti tai, kas vyksta įmonėje, pritaikyti savo ir susidėlioti į lentynėlės ir tiesiog pasimti naudą savo.